Labadiena, Silvija. Labą. Sveika, šį ankstyvą rytą susitikome. Žinok, bevažiuodama galvoju, kai gerai, visą laiką kažkaip tai vis sakydavau, kad man per karštą, dabar atėjo ta vasara, kur man gerai. Kur pagaliau tavo mano vasara, jo, man nėra per karštą. Nu, vėlgi, dabar rytas labai gerai, aš nežinau, kaip bus po pietų, bet man dabar geriau negu kad plus 30. Nu, tai va, komfortabiliai. Taip, pasidžiaugim tuo. Taip. Tai šiai dienai imam temą, kuri turbūt aktuali bet kuriuo metu, labiau, daugiau, mažiau turbūt aptariama, tai ta influenceriai. Kokią vietą užima jie mūsų gyvenimuose. Ne tik mūsų, bet ir aplinkoje. Visai fainai. Ir žinai, čia yra turbūt viena iš tų profesijų, apie kurias prieš kokius 20 metų žmonės net negalėjo pagalvoti, kad tokia profesija atsiras. Nes vėlgi socialinių tinklų nebuvo, jie nebuvo tokie išplėtoti, pavadinkim taip. O tai čia turbūt irgi mes nežinom, kas bus po 20 metų, gal atsiras kažkokie abra, kurie irgi darys. Tai šita tema turbūt iš tikrųjų gimė iš to, kad beskrolindama telefone, užmačiau vieną užsienio kažkokią tai influencerę, nes paskui netgi pasižiūrėjau, kurios reelsas prasideda taip, mano endokrinologas man parekomendavo, šito nežino didžioji dalis žmonių, bet sumaišius betadino tepalą su kažkokiu tai neatsimenu kokį pavadinimą vaginaliniu tepalu, per naktį išnyksta tavo akių raukšlės. Ir aš galvoju, okei, galbūt, bet paskui tikrai ne. Neišbandžiau, turbūt dėl to, kad man, žinai, toks įsijungia vidinis stop mygtukas. Ta prasme, kodėl, kaip čia pasakyti, kodėl va tik tai ta endokrinologė ir va šita va influencerė žino šitą magišką receptą, o niekas kitos nežino ir niekas kitos raukšlių nesinaikina, o naikinasi, nežinau, hialurono injekcijom, botulino injekcijom, 100N+K kremų yra sugalvotų, o va čia va žmogus išradęs vienintelę tokį stebuklą, žinai, ir niekas daugiau jo nesinaudoja. Ir tiesiog turbūt atėjo ir ta mintis, kiek yra žmonių, pabandžiusių tą receptą, nes manau, kad tikrai nemažai, nes vėlgi buvau įlindusi į jos profilį, jinai turi tikrai nemažai sekėjų, čia ne Lietuvos, ne Lietuvos influencerė. Ir sakau, ir man kažkaip tai taip irgi net įdomu pasidarė, vat kiek žmonių, kiek moterų yra išbandžiusių, ne? Nes... Kas pasitikė jie, galbūt jo sekėjai ir išbando, nes, pasitikė, čia jau pasitikėjimo klausimas. Taip. Aš tave seku, aš tavim tikiu, man patiko tai, ką tu iki tol darei, todėl manau ir dabar tu manęs neapgaudinėsi. Tai gali būti išbandę iš tikrųjų, bent jau tie žmonės. Arba rinkę rizikuoti. Arba suveikia ir nesuveikia natūralia atranka. Kai aš tai vadinu natūralia atranka, mes nelabai keičiamės, iš tikrųjų laikai keičiasi, mados keičiasi, bet žmogus yra tas pats padaras, kur tau šiuo atveju suveikia instinktas, atsargiai dalė, tu dar nori tebe matyti, nepakenkti savo kūnui, tiesiog. Ir atsargiai vertini, o kitas žmogus, o geras, einu, papigiai, raukšlės pasinaikinsiu. Kokie kvaili kiti dabar. Vėlgi, žinai, mąstant iš tos, kaip čia pasakyti, medicinės turbūt pusės, nemanau, kad kažkas blogo atsitiktų, nes vėlgi tai yra vaistiniai preparatai, jie skirti žmogaus gydymui ir taip toliau ir panašiai. Klausimas, taipgi, vėlgi grįžtant prie to, kiek dažnai tu tepsi, ar tu tepsi prieš naktį, ar tu tepsi ir prieš naktį, ir prieš pusryčius, ir prieš pietus, ir taip toliau. Visame kame yra saikas. Bet turbūt tas toks žmonių, net nežinau, ką pasakyti, durninimas, apgaudinėjimas, turbūt labai, labai išmuša iš vėžių ir aš galvoju, kodėl žmogus, kuris yra influenceris, kuris vėlgi tikėtina, kad iš to
nu vėlgi grįžtam prie to, kad tai yra profesija, kuris iš tai uždirbinėja tikrai nemažus pinigus. Nu, taip, kartais, noras uždirbti pinigų ir turėti savo gerbuvį yra didesnis negu kad kitų žmonių sveikatos klausimas. Čia be abejonės, tie influenceriai, tai yra šiai dienai, toks modernus žodis sugalvota platformai. Mes turim, kaip tu ir sakai, turim internetą, turim socialinius tinklus, turim įvairias platformas, kur jie tarpsta, bet tai yra lygiai tas pats, kur grįžkim daugybę laiko atgal, būdavo tokie, kur važinėjo po visokius kaimelius, miestelius, su visokiom naujovėm, pažiūrėkit. Ir žmonės suplūsta ir buteliukais laiko ir sako, čia kažkur tai Vokietijos gilumoje daktaras Schweinsteigeris sukūrė tepalą, kuriuo jūs pasitepsit ir visos ten karpos jums nukris. Štai šitas tepalas, kito ten kokio nors Klauso, labai protingo vokiečių mokslininko, jis ten laboratorijoje ir chemikas kūrė jį, jaunystės tepalas, tepkite ir ten. O ten būdavo kažkoks noris, žmogelis, tiesiog atvykęs, su barzda priklijuota, ūsais, vaidina kokį nors ten užsienietį ir turintį stebuklingų dalykų tam lagaminėlį. Iš tolumosgi ten kažkur tai labai protingi žmonės sukūrė. Ir tiem kaimiečiam parduoda, kurie patikė, ir jie, nežinau, placebo efektas gal suveikia ir iš tikrųjų ta moteris sako, tikrai lyg aš jaunesnį, ale brangusis ar nepagražėjau, tikrai, kitas sako, apgavikas, ir tiesiog keikia, o to žmogelio jau nėra. Matai, jie irgi norėdavo užsidirbti. Čia vėlgi turbūt ir ta pati pardavėjo magija, nes vėlgi pripažinkim, kad yra žmonių, iš kurių norisi pirkti, atrodo, jis tau nieko nedaro, tu net neplanavai pirkti. Tai Sigel pardavinėja tuos pačius tepalus tiesiog žymiai brangiau savo platformai, nes ją visi myli, nes jinai moka tai daryti. Garsiausi Lietuvos influenceriai čia. Nes vėlgi jie žmonės pasitikė, jinai turbūt turi tą charizmą, jinai turi tą jaunystės, kaip čia, jaunos gražios moters įvaizdį. Faina, ji daugam tiesiog faina ir norisi tikėti. Ji sėkminga, ji sukūrė verslą sėkmingą, aš kažką noriu vartot, ką tas sėkmingas žmogus man siūlo, lietė, jį supranta. Tiesiog tai visada buvo tų žmonių, tiesiog mes turim dabar tokią platformą, kur labai greit pasiekia visus. Tas greičio efektas. Plus, kame pokytis galbūt, kad tai yra pasiekima kiekvienam. Ir Petrui, kuris nelabai gabus, ir kokiai nors Antaninai, kuri iš tiesų yra super gabi ir turi kažkokius tai įgūdžius. Va tuo ir skiriasi, kad mes matom viską viename. Nes tai anksčiau galbūt tie būdai buvo sudėtingesni, kaip tenai tapti tuo įkvėpėju influenceriu. Ir reikėjo daugiau kažko turėti negu išmanųjį telefoną ir internetą. Viskas. Tai sunkesni keliai ir tai buvo pasiekiama tik tai labai užsispyrusiem, labai naudojančiam savo geriausius įgūdžius, o dabar tiesiog belekas ten gali būti. Tai čia tiesiog, manau, čia esminis skirtumas. Tai čia yra tokia, pavadinkim ją, neigiama pusė, ne? Aš nežinau, ar tai neigiama, tiek neigiama, kaip ir apie kiekvieną dalyką mes būna labai daug kas ten, čia daug labai pavojų matom. Bet nieks nepasikeitė kaip ir anksčiau. Jie irgi turėjo neigiamą pusę tie žmonės. Tiesiog galbūt ir tos masės, kurias mes sakom, pasiekia dabar labai visus jie. Jie labai gali visur pakliūti, ten tie, tarkim, kur įtakoja, bet turi blogų kažkokių ketinimų. Bet anksčiau irgi tas pats buvo. Bet ir kaimeliai buvo mažesni. Tų mažiau žmonių buvo, kuriuos tai paveikdavo. Į tą aikštę ne visi susirinkdavo. Tai čia, žinai, vėlgi, mąstant nuo tų laikų, kaip tu pasakoji, kur ten žmonės su vežimais važinėja iki šių laikų, aš manau, kad visą laiką buvo tas toks,
įtakotojas, ne? Nes vėlgi tos pačios mūsų mamos ar mačiutės, kaip pirkdavo. Iš to pirmas dalykas, kad iš deficito nebuvimo. Tai čia atidėkim tą į šalį, bet, vėlgi, viskas, kas pasakydavo, kad ten Marytė sakė, kad va šitas labai padeda nuo ten to ir to. Tai va tu tą patį internete išgirdai. Taip, tai ir ta Gal Marytė. tikrai kaiminka pasakė nuoširdžiai, gal čia dezinformacija. Bet matai, turbūt pasakys, į kame aš matau, net nežinau, ne grėsmė, bet turbūt toks, žinai, kur pala, stop. Turbūt kaimuose ir tada, kai buvo mūsų tėvai, žinai, ten pasidalindavo tom rekomendacijom, tai turbūt nesklisdavo taip plačiai. Ir jeigu ten ta Marytė, Petrutė ar whatever, kažkokia tai babuska parekomendavo, žinai, kad ten kokios nors spangolės sumaišytos su degtine ir su vazelinu, ten padeda, nežinau, nuo kažkokios tai žaizdos, ir tu supranti, kad patepė ir supranti, kad prasideda didelis uždegimas, tai čia yra, vienetai tokie, kurie to paklausė. Dabar, kadangi yra ta sklaida, milžiniška, milijoninė jinai, nėra nenusibrėžusios yra tos ribos, ne? Ir tiesiog tavo duotas receptas, jisai gali išeiti plačiai pasauliniu mastu ir jisai gali padaryti, tokią didelę žalą. Apie kurią tu, kaip, nežinau, influenceris, įtakotojas, net nesusimastai, nes tu gauni už tai atlygį. Man, pavyzdžiui, už reklamą, nežinau, sumoka 50 ar whatever tūkstančių, aš ten papasakau, kad čia tas ir tas, žodžiu, čia vietoj to tepkit ten ir bus afigenai. Veidas išsilygins, minus 20 metų tau naims, jeigu reikia paputlinti, ten pasiputlinkit viskom. Aš gavau atlygį. Ir man kaip ir vienodai šviečia saulė, kas ten kokioj nors, nežinau, Anglijoje paskaitęs ar paklausęs, pasidaro tą patį ir, jam. Tas atsakomybės klausimas, ar ne, už savo žodžius, apie ką tu kalbi, kiek tavo informacija ten gali pakenkti kažkam. Tas atsakomybės klausimas, tai tada čia iššaukia tą kitą galbūt, kur kartais suveikia saugiklis, tai yra atmetimo į tą influencerį reakciją, tai yra žmonių pasipiktinusių, kad tu kalbi melą, tu kalbi gal neteisybę, arba tai, kaip tu kalbi tai, kas nepatinka. Tai atsiranda ta paskui tokia ir vadinama cancel kultūra, kur cancelinu tu tą influencerį, mylimas, bet prisišnekėjo, paprastai tariant. Ir tada žmonės pradeda jį cancelinti ir tai padaro, kas jam labiausiai ir kenkia. Tai esam pavyzdžių daug matę, kur tenka žmonėm atsakyti už savo žodžius, nes jie netenka tų rėmėjų ir netenka didelių pinigų, dėl kurių jie taip meiliai tauškia savo publikai. Tai yra ir Lietuvoje tų atvejų buvę. Ir vėlgi, išlieka tie stipriausi, kurie talentingiausi. Iš to išlipti sunku turbūt tam, kuris yra menkai gabus, jam tiesiog pasisekė ten gauti populiarumo, bet vieną dieną jį pasiekė, jo tie klausytojai nusisuko nuo jo ir tampa heiteriais. Ir jiem gal nepavyksta įsikapanoti, išlieka tie geriausi. Aš turbūt, žinai, didžiausią riziką šitoje vietoje matau jaunoji kartoj, nes, tiek aš, tiek tu jau mum iš gyvenimiškos patirties, atsiranda tas kritinis mąstymas, kurioje vietoj, čia yra okei, o kurioje vietoj, tiesiog yra nesąmonė arba, aš nebandysiu to. Bet, pavyzdžiui, lygiai taip pat, kaip ir tam pačiam socialinėse tinkluose, aš labai džiaugiuosi, arba tiesiog mano, kaip čia, feed'e, yra tokių dalykų, kur nėra tik tai tas toks nuolatinis grožio kultas, kur reikia būti, nežinau, jaunai, visą laiką grakščiai, visą laiką pasitempusiai, lieknai ir taip toliau ir panašiai. Tai, sakau, mano feed'e tokio nėra labai didelio srauto, bet aš nežinau, pavyzdžiui, kas yra jaunų merginų sraute. Ir turbūt jeigu kažkas tai pareklamuoja kažkokią tokią nesąmonę, kuri ten
ypač jeigu mergina kankinasi nuo per didelio svorio, nežinau, dabar nesugalvoju, nuo per tiesių arba per garbanuotų plaukų, tas, kas tuo momentu yra tikrai labai jautru jaunam žmogui. Ir bežiūrėdami šitų visų influencerių, jeigu jie dar neturėdami ir nesuformuoto to tokio kritinio mąstymo pagalvoti, kas atsitiks, jeigu, tai man atrodo, va šitoj vietoje yra labai labai didelė, tokia didelė raudona vėliava. Ir turbūt man dėl to yra toks, kur pergyvenimas, nes tai besiformuojantys žmonės, neturintys kritinio mąstymo, negalintys dar pasakyti, kad čia yra nesąmonė. Ir ką tas influenceris daro su ta grupė žmonių, jaunų žmonių, turbūt šitoj vietoje yra toks, žinai, kur, okei. Nes tas influenceris, jis neturi kažkokio tai savo direktoriaus, kuris gali jam ten nuobaudą duoti dėl to, kad jis nusišneka ir kalba visiškus niekus. Jo vienintelis teisėjas tai yra jo publika, kuri arba patenkinta tuo, ką jis daro, kad ir ką jis ten kalba. Ir čia superinė demokratija, jo, nes ten nebent platformų tų kažkokių, tai YouTube, kur gali tave užblokuoti, bet tu ten jau turi daryti visišką smurtą, visiškas kažkoks tai turi būti absurdas, bet jeigu tu tiesiog ten skleidi kažkokią tai dezinformaciją, o gal teisybė, o gal neteisybė, kas čia žino, tai turbūt ne visada ir užblokuoja tokius influencerius. Ir jo, tik tai publika sprendžia, ar čia pakankamai linksma, ar čia pakankamai įdomu. Tai jaunam žmogui atsirinkti pačiam tą vadinamą kontentą, tai ką jie žiūri, yra sudėtinga, kaip visais laikais, nes mes galim lyginti, buvo pavojai, visada atsirado televizija, visi sakė, čia dabar visi tapsim bukesni dėl to. Žinai, tos naujovės jūs visą laiką gąsdina. Jo, bet šita naujovė, jinai mažai turi cenzūros. Vieniem tai atrodo visiška totali laisvė, puiku, pagaliau nieks mums neaiškins, ką mes turim vartoti. Kita vertus, laisvė turi savo kainą, čia viena iš tų kainų. Kada mes turim tada, reiškia, dar labiau tapti sąmoningesni, dar labiau turim ugdyti kritinį mąstymą jaunų žmonių, kad jie kažkaip išvengtų tų pavojų. Tai iš kažkurios pusės puiku, mes turim tapti dar geresnė savo versiją, kad išlikti. Čia tas toksai vėlgi, labai grįžtam į tuos, turbūt visais laikais žmogui reikalingas savybės, tai yra savisauga, savisaugos instinktas ir vėlgi tik stipriausiai išlieka šiam pasauliu. Nes iš tiesų atrodo, mes kuo darom jį saugesnį, bet tai yra tokia fikcija. Tokio dalyko nėra. Turbūt, kad tu būtum utopijoje tokio, kur viskas tik gražu, tik saugu, taigi gera ir nesibaigianti laimė. Tai čia geras pastebėjimas. Jos turbūt labiausiai, kaip ir visada, pavojingiausiai yra jaunam protui. Tik tai tiek, kad žinai, tada klausimas irgi toks, tai kurioje vietoje prasideda tada ta riba. Kur tas pats influenceris, nežinau, aš nesu influencerė. Vėlgi turbūt mano, kaip čia pasakyti, mano asmenybė ir mano asmenybei turbūt būtų nepriimtina pasakoti savo socialiniuose tinkluose apie tai, kuo aš netikiu. Ne? Bet yra tikrai tokių žmonių, kurie už atlygį padaro daug. Tai ir atsiranda tada, o kur ta riba, žinai, kur jau nebegali peržengti. Matai, yra, kaip ir paimkim, kurie gamina tą turinį internete ir labai skirtingai. Vieni, paimkim, jie sutinka reklamuoti ten, tarkim, kažkokius tai, lažybų dalykus, kurie, tai yra baisi priklausomybė.
Tai yra baisus verslas. Na, čia, pavyzdžiui, iš mano moralinį. Aš iš karto jau pasakau, tai yra atmetimo reakcija man. Arba alkoholį, arba kažką tai tokio reklamuoti. Ir jie reklamuoja, nes jų moralinių atžvilgių tai yra visiškai normalu. Nes čia jau atsakomybę aš permetu vartotojui. Aš neatsakingas už tai esu. Kiti atsisako, kiti iš vis, pavyzdžiui, gamina turinį, kur yra 0 reklamos. Jie išsilaiko tik iš tų savo žiūrovų, nes jie įdomiai kuria. Iš kūrybinio dalyko, bet ne iš reklamos. Tai yra labai skirtingi kūrėjai, o atskaita vartotojas. Jis pasirinka, man yra priimtina šito žmogaus vertybinė skalė. Nes aš irgi, man faina yra lažybos, man faina yra gerti ir mūsų pasauliai susiklikina. Visiškai man patinka. Tai čia ir yra tas toksai kūrėjas, jisai galbūt iš tiesų ir nuoširdžiai kalba ir daro tai, kas yra, jam moraliai priimtina. Ir mes stebimės, kaip jis šitaip gali, jisai čia meluoja, jisai čia... Tu atmeti, tau jis nepriimti. Čia žinai, kai tu renkiesi per teliką, ką žiūrėti, kurį kanalą, arba kurią laidą, ar kuris vedėjas tau, ne, čia ne man. Ir tu perjungi. Žinai, aš pagalvojau, kodėl iš tikrųjų atsiranda toks, paradoksas. Kodėl mes tikime žmogumi, kurio net nepažįstam. Nes, ten tų influencerių yra krūva. Mes juos žinom, jie yra populiarūs, jie yra Lietuvoje populiarūs, jeigu kalbant apie Lietuvos rinką, bet aš jo nežinau, kas tai per žmogus, su kuo jisai gyvena, kokią nuotaiką jisai atsikelia ryte, kada jisai būna linksmas, kada jisai būna liūdnas, kada jisai, serga, kada jisai pasako savo draugam, kad man šiandien nenuotaika, atsikniskit visi. Aš matau tik tai tą, ką jisai nori man rodyti. Taip yra dalis žmonių, kurie nepabijo parodyti ir savo liūdesio, kai kurie parodo savo suvaidintą liūdesį, kai kurie, mano nuomonė, rodo, kaip čia dabar taip teisingai pasakyti, per daug to liūdesio, kurio, tikėdamasi pritraukti dėmesį. Bet, paradoksalus klausimas, kodėl aš tikiu kažkokią, šausiu, ponę V, kurios aš nepažįstu kaip žmogaus. Ir man ponė V papasakojo, kad yra kremukas X. Tas kremukas X yra pritaikytas moterim nuo 40 metų. Padarytas tyrimas Y, labai daug čia raidžių pridėjau, kuris teigia, kad gaunamas efektas, puikus. Ir aš tą ponę V patikiu, bet aš jos nepažįstu. O man čia, irgi yra toks mind blowing. Jo, bet žiūrėk, aš vėl pavyzdį iš praeities. Grįžkime į dinozaurų laikus. Tas pats atrodo, juk buvo ir anksčiau, pavyzdžiui, samdo kokią nors labai žvaigždę, kuris aplamai yra nusipelnęs dėl to, kad žaidžia gerai futbolą, bet jis reklamuoja kavos pupeles, aparatus ar dar kažką. Ir jisai rodo, kaip geria tą, ką tu galvoji. Velnias. Man reikia šito kavos aparato, nors jisai gerai futbolą žaidžia, bet aš jį už tai myliu ir aš tikiu, kad jis yra dieviškas. Tai negi tas dieviškas žmogus gers iš prasto aparato prastą kavą. Ne, aš irgi noriu taip gert kavą. Ir bent truputį pūti greta tos aureolės, kurias spindi tas žmogus. Čia yra elementariai, mes personažą pamilstam, ar tai ten būtų aktorius, jisai ten... Aš nežinau, kaip jisai gyvena ir kasdienybė, jisai yra gal svoločius, nežinau, jisai labai negeras savo žmonai, ten šeimai ir panašiai. Bet aš jį myliu už tai, ką jis visą laiką sukūrė tenai kine. Ir todėl aš juo tikiu, ir todėl, kai jis kartais ir pasisako, ne visai atsakingai ir neišmanydamas nieko apie politiką, ir sako, aš remiu šį kandidatą į prezidentus. Ir žmonės linkę tuo patikėti, šitų įkvėpėjų už visus jo nuveiktus nuostabius darbus visai kitoj srity. Nors jisai dar netgi, jeigu grįžtume į jo kasdienybę, kaip jis gyvena ir kuo jisai gyvena, tai jisai mėgstantis smarkiai išgerti,
rūko kai kaminas, nelabai rūpinasi šeima, bet jis žiauriai gerai tam kine pasirodė ir ten sukūrė nuostabių vaidmenų. Ir jisai remia tą kandidatą į prezidentus. Ir žmonės galimai balsuos už tą kandidatą. Tai čia va taip gaunasi tas irgi įkvėpėjas tam tikrą prasme, tik šiais laikais visą tai persikėlė į interneto platformą ir tie žmonės, kaip tu sakai, tave kažkodėl patraukė, ta moteris, jinai kažkokį personažą sukūrė savo ir jinai sako, kad šitas kremukas, na va, toks. Ir tu kažkodėl, pati nesupranti, kodėl, bet va, patikėjai, ne? Žiūrėk, kaip įdomu dabar yra, tai pagalvoju, ne, reklama per teliką ir ta pati reklama, kaip čia, to pačio produkto, va, taip reiktų pasakyti, ne, reklama per socialinius tinklus, jinai veikia skirtingai. Aha. Per teliką tau toks, kaip baltas fonas, žinai, tarp filmo epizodų. Jo. Kaip pavyzdys, ne, tas pats kavos aparatas. Tėva, ryškimės prie to, ne. Futbolininkas reklamuoja ten, kaip kvepia kava, kaip jis ten nuostabiai ten padaro ir taip toliau ir panašiai. Tu tą reklamą pažiūri, galvoju, 100 metų man tavos kavos aparatas, turiu savo virdulį, maltos kavos ir man nereikia. Bet jeigu tą patį aparatą su tom pačiom funkcijom reklamuoja kažkas tai socialiniuose tinkluose iš savo virtuvės, ne, su savo podeliu, kurį pasiema iš savo indaplovės arba ten indaujos, žinai, ir jisai pasidaro. Atsiranda noras, geras, koks geras kavos aparatas, aš noriu irgi. Tai va tas supranti, kur atrodo produktas tas pats. Taip, jisai dar arčiau tavęs tampa, nes jisai tavo telefone, tavo socialinklus, kur tu painioji realybę su Jisai įsileidai savo virtuvę, ne ten. Tai dar arčiau tavęs, va būtent dar ir tas dalykas, kad tie žmonės, mes kažkodėl įsivaizduojam, kad jie iš tiesų pasakoja iš savo gyvenimo, apie savo gyvenimą ir kad jie yra čia greta, kad jie labai realūs. Nes jeigu tai istorijos, tai čia reiškia iš jo kasdienybės. Nors tai yra puikiai sugalvota, specialistų, sukurta, surežisuota, padaryta. Mes vis dar tikim, kad ten tie socialinklai ir tie personažai šiaip jau iš tiesų tai yra personažai, o mes galvojam, kad jie tikri, kad ta Kendisiai tenai tokia King, tai jinai iš tiesų ten nurodo savo gyvenimą, savo šeimą, savo realybę, nors tai yra specialistų, kurie gauna labai didžiulius pinigus, sudėliota viskas, kaip turės būti tą dieną, jos sudėta į socialinklus. Yra žmonių, kurie vis dar tiki, kad tai yra viskas ten realu, ką ten jų mylimi influenceriai daro. Jo, kad tu sakai, jų virtuviai padaryta, įjungta mygtukas ir tas kavos aparatas jai pagamino kavą, tai iš tiesų tai buvo jos toks rytas. Tai, nors tai yra siužetai. Bet kodėl mes tada pasitikim labiau žmogaus rekomendaciją, negu kad reklama? To pačio žmogaus. Ta prasme, to pačio žmogaus, tos pačios ponios V. Aha. Todėl, kad tai yra padaryta žmonių, kurie labai gerai permano žmonių psichologiją. Na, va, mes ir kalbėjom apie tuos dalykus, kaip mus veikia, kaip ten, pavadinkim, tai yra senos istorijos apie superherojus, apie didvyrius kažkokius tai. Tai yra seni siužetai. Ir mes va jais ir iš tiesų labai tikimės, iš tiesų norime tapti to tokio sėkmės, kurią jie pasiekia dalimi. Na, nors ta jo sėkmė visai kitais būdais pasiekta, bet jeigu aš gersiu iš to paties puodelio, iš kurio geria štai ši ponia V, na, juk ji pažiūrėk, ji atrodo taip gerai. Nu, jos tie namai, tai jinai ta aplinka, jinai tokia puikia. Ir aš noriu truputėlį dalelės to viso grožio ir to sėkmės. Ir mes tai pasiekėm, galvojam, kad įsigydami tą produktą, kurį jinai rekomenduoja. Nes jeigu aš įsigysiu, gal ir aš atrodysiu taip gražiai, tokiame pačiame kambaryje ir man taip pat gera bus kaip jai. Ir aš gyvensiu tokį patį gyvenimą. Taip, tai yra grynai senas marketingas. Taip. Paimsiu tos laimės, kurią jinai transliuoja. Jo.
Nu, gal tu ir... Aš taip galvoju, nu, kad net ir kai siūlo ten tą kurs, aš žiūrėkit, aš turiu čia jau milijontą įsekėją, gerbėmieji, labai jums ačiū. Ir štai, kremukas, vaginaliniu tepalu sumaišyta ten su soda ir dar įpilta lašelis feirio. Ir pažiūrėkit, kaip aš gražiai atrodo. Ir tau susisėjo tie dalykai. Ji labai sėkminga, ji turi labai labai daug sekėjų ir ji tepasi tuo tepalu. Jeigu aš juo pasitepsiu ir mane visi norės žiūrėti. Ir aš tada faina būsiu. Visiškai nesusiję dalykai, bet jie pateikti taip, sukrenta į vieną krūvą ir štai tau tu sėdi ir jau terliojasi feirio akis. Tadam! Aš žinau, taip ir taip, kaip mes tai suprantam ir tai yra bairis, nors mes dažnai ant to paties, patys to nežinodami, pakuliūnam ant tų pačių kabliukų. Nes tiesiog tai per pasąmonę kažkur tai mums veikia. Mes turim krūvas nereikalingų daiktų, turbūt savo namuose, nors čia sakom, oi, kokios mes suprantam, kaip tai vyksta. Bet mes irgi turim tų nereikalingų daiktų vien dėl to, kad ir mus tai paveikia. Žinai, mes vėl grįžtam prie to pačio, aš dabar kažkaip tai tavęs beklausydama galvoju, kad mes vėl grįžtam prie to pačio, prie žodžio galios ir neurolingvistinio programavimo. Taip. Nes vėlgi lygiai taip pat atsimink, kad anksčiau, neatsimenu, kuriais metais visiems šitiem įtakotojam ir jeigu tu reklamuoji produktą, tu turi būtinai dėti grotažymę reklamą. Aha. Jo, kad žmogus beskaitydamas suprastų, kad už šitą, man atrodo, už šitą produktą, kurio informaciją tu pasidalinai, tai kad už tai tu gavai atlygį. Vėlgi dabar kitas klausimas, kaip pavyzdys, nusipirkau kažkokį tai kremą veidą ir jisai iš tikrųjų man padeda ir aš iš tikrųjų noriu pasidalinti tuo, kad man jisai padėjo. O tokioj vietoj, ne, man net nieks nemoka už reklamą, bet aš dalinuosi savo nuomonę. Tai čia turbūt mano klausimas yra toks, kaip atskirti tada, kai tai yra reklama, kuri yra mokama užsakovo, ne, ir aš rodau kremą A, ir kada tai yra mano asmeninė patirtis su kremu B, už kurį aš negaunu absoliučiai nieko. Nes bet kokiu atveju tavo istorijose, tai vis tiek susiplaka, nes aš ir papasakau apie kremą A, ten labai fainai, tada kitą dieną pasakau, kad kremas B. Kaip atskirti šitą kada tai yra košę? Velnias, tai čia tokį sunkų klausimą uždavė, nes dabar jau mes linkę turbūt, kai kada jau nueina į tai, kad mes nieko nebetikim jau. Nes net turbūt žmogus, kai nuoširdžiai šneka tenai, tu galvoji, tai čia šneki, nes tau sumokėjau už tai. Už tai, kad tu tą kremą A reklamuotum. Tai iš kur man dabar tikėt, kad šitą kremą B jau taip nuoširdžiai siūlai. Taip tavo oda atrodo nuostabiai, bet dabar iš kur man žinot, čia gal krūva filtrų. Nes dabar mes iš tiesų grįžtam į to įdomų pokalbį, ir turėjau su antraja pusė, nes kaip keičiasi tendencijos, kad paimkim, grįžtama vis labiau žmonės dabar nori to natūralumo, visi persisotinė tų filtrų, to feikinio pasaulio, vaizdo ir nori to tikrumo daugiau. Tai pavyzdžiui, fotografijoje tai tendencija dabar to natūralumo, arba netgi, kas juokinga, efektą uždėti, kad kuo natūraliau atrodytų. Ok, net ir tokių dabar yra. Jo. Tai tas irgi prajuokino, kad tai, nes mes iš tikrųjų su tuo, kad priartint galim dabar prie savo kasdienybės ir realybės, technologijų pagalba, šitų visų soctinklų pagalba, mes vieną su kitu, gavosi atvirkštinis efektas, kad mes atrodo, tuo labiau tolstame nuo to tikro gyvenimo ir tos realybės. Tai ir vėl ilgimės to tikrumo. Nors iš tikrųjų atrodo per televiziją mes turėtume matyti tik tai tą kažkokį sukurtą filmą, istoriją, netikrą kažkokį tai pasaulį, bet gaunasi taip, kad ir tuose soctinkluose, kur turėtų būti real life tas mūsų toks realus gyvenimas ir galim 24 valandas per parą jį demonstruoti vienas kitam,
toks pojūtis, kad tai vis tiek yra netikra. Vis tiek tu ten vaidini, vis tiek tu nebūni 100% savimi. Kad ir kaip bandytų, taip žinodamas, sakyti, kad pats save filmuoji, turi. Taip, nes tu rodai save kitiem. Kaip tu gali būti savimi, jeigu tu rodai save kitiem? Juk iš psichologinės pusės mes puikiai žinom, kad mes įjungiam vieną iš savo vaidmenų. tą vadinamą alter kažkokį ego, vieną iš savo kaukių. Ten kaip psichologai įvardinę yra, mes turim daugybę savo kaukių. Ta, kurią turim su savimi, kai būnam tik tai, tą dedamės, kai einam į viešumą, dar kitą kaukę su savo šeima ar artimaisiais ir viršininku, nežinau, dar kažko, trečiu, ketvirtu, mes turim tą savo kaukės. Ir turbūt labiausiai ilgisi ir jaučia žmonės tą vakumą, kai jie būna su kažkuria iš savo kaukių 24 valandas per parą retransliuodami istorijos kitiem. Kada kiek jie laiko pabūna su savimi, su savo tikruoju aš, su savo tuo žmogumi, ta persona. Tai galvoju, kad gyvenam tokiam labai daug fikcijos turinčiam pasauliui, tokiam kažkokiam kur žmonės iš tikrųjų šiek tiek pavargę nuo to ir mes diskutuojam ir kalbam apie dalykus, kur kokį neigiamą poveikį tai turi. Tai štai vardinu, turbūt vieną iš tų didžiausių neigiamų poveikių žmonių psichikai. Net tu pradėjai nuo to, kad tai gali fiziškai pakenkti, bet kaip tai psichiškai pakenkia. Na, tas pats, tarkim, gal ten, sakai, nieko pasitepiau ir nieko neatsitiko, ne, apie tą kremą mes nuo to pradėjom. Bet tas neteisybės jausmas, kad mane apgavo, ar ne? Tai čia toks jau, čia iš tokio visai kito, ne kažkokio finansinio nuostolio, bet toks neveikia, apmaudas. Nu, tai jau kodėl jinai man sakė, kad padės. Ir aš galvoju, kad man padės ir dabar, tai ką jinai čia dabar, kodėl jinai man melavo, pasipinigaut norėjau, ar aš šiaip apgaut. Tas toksai, tada tu pradedi, tu kaip aš galiu kuo nors tikėti, žinai. Tai dabar jau net ir savo influencerį aš negaliu tikėti, kuo dar man tikėti gyvenime. Jo, tai toks, žinai. Bet matai, čia tą, kad tu sakai, tai irgi aš pagalvojau, kad tos pačios situacijos galimi krūva įvairių kelių, ne? Nes vienas dalykas, tu pasitepi ir matai, kad neveikia, prarandi pasitikėjimą tuo influenceriu. Antras dalykas, tu kaip čia, pasitepi, tau neveikia ir tada pradedi galvot, gal mažai pasitepiau ir tada varai, žinai, non-stop. Tada trečias variantas, čia tiesiog, žinai, taip kažkaip pagalvojau, kad kiek iš vienos situacijos yra daugybė kelių. Trečias variantas, kaip pavyzdys, pasitepiau, man neveikia ir aš pradedu galvot, kad tokie aš nesu nesu tokia faina kaip ta influencerė, dėl to man neveikia, ne, ar ten mano oda kitokia ir taip toliau ir panašiai. Jo, ir kažkaip niekada nesusimašiau, kiek daug yra, žinai, variantų iš vieno, kaip čia, kiek iš vieno medžio gali išaugti skirtingų šakų. Ir tie žmonės turbūt apie tą atsakomybę tokia irgi net nesusimasto galimai. Jie galvoja, tai čia toks nekaltas, žinai. Bet iš tiesų, vėl apie tą žodžio galę, jinai turi didelę galę, tavo žodis pasakytas, išskrido kaip antis, ar ne. Ir tas atsakomybės, apie tai nesusimasto žmonės, kurie, paprastai, tariant, kvailiai, o jų daug. O jų daug žmonių, kurie turi eterį, mes ir kalbėjom, nėra atrankos. Nėra kažką, ką tu turi kažkokią atranką praeit, kaip ten paimkim Belę, kino aktorius, jisai praeina atranką, kad gautų vaidmenį. Šitiem vaidmenim, kuriuos jie patys susikuria, nėra atrankos. Jam užtenka, išmaniojo ir padėjos. Ir aš dabar influencinsiu visus. Ir tai gali būti bet kas. Tas kvailelis, kuris eidavo anksčiau per kaimą, kad grįžtam vėl daug metų atgal per miesto aikštės, tai bla, bla, bla. Ir ten toje aikštėje rėkauja, ką jis nori, apie plastikus, celofanus ir panašius dalykus. Ir ten, jį numos kažkas ranką nueis, mažai kas klausys. O čia daug publikos.
tam kvaileliui miesto aikštėje didžiulis eteris, didžiulis begalinis eteris. Ir štai čia ir yra, kokią jisai dabar atsakomybę jaučia už savo tuos žodžius. 100 metų jam ten, jis nesusimasto, kokį, kaip mes kalbėjom, tokį, anokį, trečiokį poveikį tavo žodis turi. Na, kažkokį kritinį mąstymą turintis žmogus, kažkokį tai intelektą aukštesnį, jis suvokia, kad įtaką turi jo žodžiai. Turi svorį. Ok. Kaip galvoju, ar influenceriai turi tą gerąją pusę? Žinoma, nes visokių žmonių yra. Vėlgi kalbėjom, yra tų kvailelių, šūkaliotojų tokių, kuriem ten, yra žmonių, kurie iš tiesų turi gerų intencijų padaryti kažkokį tai gerą darbą, kažkokį tai turi gyvenime siekį, nori būti išgirsti. Yra šiaip žmonių, kurie sako, aš noriu užsidirbti, aš turiu, jaučiu, kad aš galiu ir aš noriu užsidirbti. Tai čia priklausomai nuo to, kaip tu sakei, kas ten per žmogus, su kokiom vertybėms. Tai aš manau, taip, turi, nes, negalima, žinai, ant to vieno kurpalio statyti visų. Ir aš taip manau, kad, žinai, kaip kadaise net ir labai išmintingi žmonės sakė, kad, pavyzdžiui, rašytinis žodis yra blogai. Tai turės neigiamą atspalvį žmonėm, jie mažiau naudosi savo smegenim, atmintį prastins ir tas raštas čia yra tikrai blogas dalykas žmonėms. Sokratas. Jis taip galvoja, jisai manė, kad žmonės turi ir ačiū Dievui jo žodžius užrašė kažkas. Nes šiaip išmintingas žmogus buvo, jisai nepagalvojo apie tai, kad bet tu neamžinai gyvensi ir tavęs mes negalėsim dienom klausyti. Jisai turbūt neįsivaizdavo, kaip čia viskas dabartiniam pasaulyje. Tos raidės nieko gero, kaip ir tie paveikslai. Čia, kaip ir aplamai apie knygas, irgi galvoju, kad jaunimas skaitys knygas ir taps sugedęs dėl to, nes ne kiekvienam žmogui gali būti informacija reikalinga ir netgi per sudėtinga. Todėl knygos nėra geras išmislas šiais laikais. Tai irgi taip žmonės galvoja, jie visur pavojų matė. Tiek knygose, tiek televizijoje, tai čia mes visi, risimės žemyn tik tai. Tai ir čia yra, aš manau, naujas dalykas, kuris turi ir gerą poveikį. Tiesiog žmonės turi atsirinkti. Nes aš turbūt manau, kad, vėlgi iš tų gerų tokių pusių, nes, tų grėsmių yra įvairių, bet, vėlgi, turbūt tiem patiem mažiesiems verslams, kurie tik daro savo darbą iš meilės. Ir vėlgi iš meilės, iš užsidegimo, tai turbūt tas influencinimas, įtakojimas, darimas įtakos, vėlgi jiem turbūt padeda pasiekti platesnę visuomenę, jiem patiem padeda parodyti savo produktą, jiem padeda tai, pavadinkim taip, nemokamai reklamuoti tą produktą. Ir tų pačių tokių, net nežinau, gerų idėjų irgi iš tų pačių influencerių, irgi tu gali prisigaudyti. Tai taip, nes tai yra platforma ar idėjom, ar produktam. Tai yra galimybė būti ir, pavyzdžiui, nepriklausomu nuo tos pačios cenzūros, kurią, jeigu tu nori kažkokią tai žinią skleisti, kažkokį turinį kurti. Ne kiekvienas turi galimybę nueiti ir pakliūti, pavyzdžiui, televiziją ar radiją, paimkime, pasiekti platesnę auditoriją su savo idėjomis. Bet jisai pakankamai užsispyręs ir jisai sako, aš pats padarysiu, nes aš jaučiu, kad turi tai išgirsti žmonės. Ir galbūt tas formatas, kurį jis daro, netinka nei televizijai, nei radijui. Ir yra tikrai nuostabių kūrėjų, kurie tai daro ne dėl to, kad produktą nori pristatyti, bet savo mintis. Ir turiu mylimų, kur klausau žmonių ir tai, ką jie daro, tai yra labai vertinga. Jie tam tikra prasme yra ir influencerių nuomonės formuotojai. Nes jie turi tokią didžiulę įtaką su savo darbais, kur neįmanoma neįtakoti.
Gal jie ne visada teisų 100%, bet mes tik žmonės, tai mes ne dievai, mes klystam. Tai tas, kad yra tokia platforma, tai yra puiku ir tai turi tikrai didžiulės naudos, manau, tai, ką tie žmonės daro. Kartais jie galbūt geriau formuoja tą nuomonę negu tie, kurie apsikabina ordinais kažkokiais. Tai ir nenori, mes privalome atsižvelgti į tuos žmonės, jie užima aukščiausius postus. Bet ir daro didžiulę įtaką mūsų gyvenimams. Tokiam pasaulyje turbūt netobulam ir gyvenam, nors atrodo viskas gerėja, bet siekim tos tobulybės. Bet matai, tobulybės, čia vėlgi, žinai, mes norim tobulybės, mes norim tobulai gyventi, mums patinka, ką rodo mums socialiniai tinklai, bet realiai tai turbūt pirmas dalykas, kad mes turime įsisąmoninti, kad tobulybės nėra, gamta nėra tobula, jinai nėra nei simetriška, nei tobula. Ir turbūt tas mūsų įsivaizduojamas vėlgi tų pačių socialiniuose tinkluose sekamų žmonių tobulas, man atrodo, gyvenimas, kur kartais iš tikrųjų atrodo, kad nei jie susiduria su kokiom problemom, nei ten pas juos kokie, nežinau, giminaičiai serga, nei jie ten pakliūna į ligoninės, jeigu pakliūva į ligoninę, viskas blogai baigėsi, viskas labai gerai baigėsi, žodžiu, viskas taip tobula. Ir turbūt, tavo pasakyta mintis, kad turbūt norisi, ypač jeigu sakysim, žmogus gyvena šiuo metu sudėtingų periodų, ir pas jį tą taip vadinamą gyvenimo duobė, o tu žiūri ir tau taip norisi. Ir tau taip norisi būt, kad tavo gyvenimas būtų toks. Ir turbūt tada tau atrodo, kad nusipirkęs, nežinau, tą kavos aparatą, kremuką ar whatever, ką ten jisai tau siūlo, tu pajausi, turbūt čia vėlgi apie jauseną eina kalba, tu pajausi tą palaimą, ką jaučia jisai. Ne tiek fiziškai tu įsivaizduoji, kad pajusi tu tą skonį, kiek tą jausmą, tu nori tą pojūtį, kurį sukelia tas vizualas, kurį sukūrė tas žmogus, kur nupasakoja. Ir tu, tai čia ir yra. O tai, ką siūlo, priklauso nuo lygmens, kurį tu pats pasirenki, atsakomybė vėlgi perkeliam ir vartotojui, tu pats pasirenki turinį, kurį tu žiūri. Ar tu žiūri kažkiek biškį padoresnį tą personažą sukurtą, kuris gal mažesnį tikimybė, kad siūlys kažkokį tai ten užpakalio tepalą tau ant veido tept, bet šiek tiek aukštesnę kartelę pasirenki stebėti žmogų, kuris šiek tiek padoresnis. Šiek tiek gauna geresnius honorarus ir siūlo šiek tiek produktus, kurių kūrėjai prisima didesnę atsakomybę už tai, kokį produktą jis tau siūlo. Ar tu žiūri ten, nežinau, stebi kažkokį tai futbolininką, garsų, kuris gauna kontraktus ir reklamuoja gerą, kokybišką kavą. Ir tos kavos kūrėjai turi atsakomybę prisiimti už savo produktą, ar kažkokią ponę V, kaip tu sakai, kuris siūlo užpakalio tepalą tepti ant veido. Nes jos tikrai neremia tos kompanijos, kurios prisiima vis dėlto atsakomybę už savo produktą. Čia gal per tai ir grįžkim prie to, kad ir vartotojas. Jisai pasirenka, ką jis žiūri savo šitam visam, kokį turinį jisai pasirenka, kokį kūrėją jis pasirenka. Tai čia priklauso vėlgi mes turbūt linkstam prie tų, kur vertybės mūsų kažkiek vis tiek per tai, ką jisai kalba, daro, vis tiek mūsų susisieja energija kažkokia. Aš jaučiu, kad jis mano žmogus. Gerai, aš jam jaučiu polinkį. Gerai, čia mes pašnekėjom apie tai, kad jisai reklamuoja, kaip čia viskas aфигенно ir kaip viskas fainai. Bet jeigu, pavyzdžiui, ta tokia antireklama. Ne? O, įdomu. Kremas kažkoks tai veido ir aš sakau, žinokit, niekada jo nepirkit. Mane ten išbėrė. Man čia prasidėjo aknė, kurios niekada gyvenime nebuvo. Ten, žodžiu, raudonas mano visas veidas ir taip toliau ir panašiai.
Nu, va tokiai situacijai. Kancelinam mane produktą, kancelinam kažką. Tai aš kaip ir tikiu, aš to produkto neperku. O kitas mano sekamas sako, kad čia aфиgenas produktas. Tai va įdomu, kaip tokiai situacijai, nu kaip. Ne? Ir vienas ir kitas man patinkantis žmogus. Abiejais aš tikiu. Bet vienas sako, kad kremas šūdas, kitas sako, kad kremas labai geras. Velnės čia toks susiduriam su tokia. Nu, čia toks pamastymai, kaip Nu, velnės, nu, aš galvočiau, jeigu aš biškai jungius, nu, jos odai gal netiko. Bet matai, Manos odai tiko. Matai, tu vėl galvoji, tarsi pirma mintis yra tokia, kad jos odai netiko, bet gal man tai visai tiks. faina. Gal mano irgi tokia sausesnė, kaip tos ponios Z oda, jai tiko ir man tiko. Mūsų odos tipai kažkiek sutampa. Čia dar priklauso nuo to, kiek aš noriu tą kremą išbandyti, jau kiek aš jau čia užsikabinus. Nu. Jo, nes man tokia situacija irgi, iš gyvenimų grinai kremas dabar labai ant bangos reklamuojamas ir aš jau jį užsisakius ir labai laukiu ir čia atradimas bus mano odai. Nes labai super giga geras marketingas. Nu, nuostabus tie žmonės, kurie padarė tam naujam, šviežiam produktui marketingą. Nu, taip, tobulybė. Taip, tai aš ir esu viena iš tų jau, kur laukia to kremo ir aš manau, mano gyvenimas pasikeis. Ok, papasakosi, kaip. Aš tau papasakosiu ateityje ir tu manęs gal net pažinsi jau kitą kartą. Silvija. Kada čia tavo tas kremas? Balsas lyg tavo. Kada čia tas tavo kremas turi ateiti? Aš tik iš akcentų tave atpažinau. Akcentų? Kaip galvoji? Čia šiaip toks turbūt irgi labiau filosofinis klausimas. Ar tie influenceriai yra problema, ar tiesiog mūsų visuomenės veidrodis atspindys? Tai žinoma, viskas, kas atsiranda mūsų aplinkoje, yra atspindėta mūsų. Mums reikia. Pasiūla. Pasiūla, paklausa, pasiūla, ne? Aha, mums to reikėjo. Mūsų pasaulyje dabar tokį mes apsistatėm, sukūrėm ir mums to reikia, todėl tai atsiranda. Ir išnyksta dalykai, kurie nereikalingai, jie išnyksta. Mes galvojame, čia bus problema, čia pasaulis sugrius. Viskas harmoningai įsilieja, lieka tiek, kiek to turi būti. Aš tai labai už tai, kaip turi minėjai, mes esam šio mūsų pasaulio gyvūnai ir dylinam su savo aplinka ir prisitaikom, kai jinai keičiasi aplinka, mes prisitaikom. Ir šitie dalykai, kuriuos mes sukuriam, aš manau, intencijos yra geros. Žmonės galvoja, mes sukuriam viską vis tiek kažkokių iš gerų intencijų. Kitam ta intencija vieno gera, kitam gal nelabai naudinga ir nelabai priimtina, nes mes labai skirtingi. Bet tikrai nemanau, kad čia yra kažkoks blogio planas, kažkur rūsys sugalvojo. Evil. O dabar mes visus paveiksim, įtakosim ir dabar visi blogai gyvens. Ne. Aš manau, kad tai yra mūsų atspindys pasaulio ir tai laikui bėgant, kur mes dabar sakom, oi, kokia čia didžiulė bėda, čia iš to kyla tas ir čia tie jaunimas labai įtakojami to interneto ir kas ten jame vyksta, sėdi telefonuose ir paskui ten daro blogus dalykus, ten smurtauja ir panašiai. Tarsi to smurto anksčiau gyvenime nebuvo niekada, buvo dėl kitų dalykų, dabar dėl šitų, nes tai yra mūsų gyvenimo svarbi realybė, dalis. Dabartis. Taip. Ir vėlgi natūrali atranka. Vieni išliks, kiti ne. Vieni gaus priklausomybės, kiti negaus priklausomybių. Vieni išsigydys, kiti ne. Kaip su viskuo mūsų gyvenimu. Anksčiau turbūt tą patį kalbėjau, kai prie teliko labai mes praleidom daug laiko. Dabar praleidžiam mažiau, nes tai harmonizavosi. Tai tiesiog vienas iš instrumentų mūsų namuose. Turbūt, kai telefonas aplamai atsirado laidinis, visi išsigando, kad mes dabar bendrausim tik nuotoliu ir niekada nebesusitiksim vien su kitu. Nes štai laidas atsirado ir kam dabar onutei eiti pas pertronėlę per gatvę
Taigi telefonu tu kalbės. Jo, atsimeni, Koks blogis. atsimeni, tas neleisdavo telefonas. indienai savęs fotografuoti, Taip. nes galvodavo, kad sielą pavogė. Taip, tai čia tokia. Ir tai įsisprendžia ir mes susitinkam ir dabar čia kalbamės. Ir, nors yra telefonai, tai kas mums negerai, kodėl mes dabar susitinkam. Tai viskas harmonizuojasi, manau. Ir šitas dalykas jis irgi yra naujas, pakankamai matyt dar naujas, nors jau kurį laiką. Yra mūsų gyvenimo dalis, bet tai kažkaip vis tiek įsisprendžia. Žmonės randa būdą, kaip su tuo gyventi. Bet vis tiek, tavęs dabar beklausant, aš šiaip man tokia, žinai, mintis atėjo, kad bet kokiu atveju žmonija yra ta pati žmonija. Taip. Nes vėlgi mes būrėmės tas pačias bandas, bendruomenės bandas, kurios ten nuo amžinųjų, ne, ir lygiai taip pat. Nes jeigu mes anksčiau būrdavomės į bendruomenės tokias kaimuose, nežinau, vakarais pabūt, pasėdėt, vakaronės ten turėt, dabar lygiai taip pat tie patys influenceriai būrė irgi bendruomenės. Aš sakau, tik tai tiek, kad turbūt, nu, tokia, nežinau, vystimasis tų pačių dalykų, jis tiesiog pereina į kitokią materiją, kitokią plotmę. Jo. Platformos keičiasi, žmonės taip, aš labai kartais taip, jeigu galvoju, mes tiesiog kartais taip sunerimsta, sukyla, kažkaip galvoju, pala, kur man tai girdėta, kiek kartų tai atsikartoja, tik dėl kito dalyko. Ir kartais toks jausmas, žmonės tiesiog mes turim trumpą atmintį, mes pamirštam, kad tai jau buvo, tik tai kitas objektas. Kitokioj materijai, kitokiam laikmetį. Bet taip atsikartoja, mes tiesiog neturim tiek resurso viską palaikyti savo galvoj. Istorija yra labai ilga žmonių. Ir juokas ima, kai tu matai, kad žmogus iš principo mažai pasikeitė, tiesiog laikas ir aplinkybės. Gyvenimo kokybė, tai kuo mes apsistatėm, šiek tiek kitokie baldai. Sėdim ant kitokio krėslo, ant tikėjinio, ne ant kokio nors baldžiaus pagaminto krėslo ir tiek. Bet žmogus va toks pat mes. Turim tik tai geresnį maistą, geresnės sąlygas ir esam šiek tiek tos smegenys, šiek tiek mūsų, manau, aš tikiu, paaugę. Ir aš tikiu, kad atsirinksim, vis dėlto visi netepsim ten tais keistais dalykais tų veidų ir nenuodysim savęs stebuklingais mikstūrom ir vaistais, kuriuos kartais iš tiesų ten siūlo. Jūs sumaišykite ten kažkokį dalyką su kažkokiu virtuviai savo, išgerkit ir pamatysit, kaip žarnynas įsivalys. Aš viltį turiu, dalis žmonių išliks ir ne visi pilsis į save ten tos stebuklingus vaistus ar kažką, ką siūlo kažkoks, vėl nežino, plastikinis maišelis internete kalbėdamas ten. Tai va. Kaip galvoji, ar pati reklamuotum kažkokį produktą, jeigu tau už tai mokėtų labai gerus pinigus? Tėva, šaunu 500 000, sakytų, Silvija, va, pareklamuok šitą dalyką. Tik tai tuo atveju, jeigu tai yra, patikimas daiktas. Tai žinoma taip, nes, tai būtų mano darbas, bet į darbą įeina ir produkto, tu patikrini tai, ką tu naudoji. Jeigu jisai puikus, nuostabus, ten saugus ir visa kita tas produktas, aš jausčiausi blogai, jeigu aš nerekomenduočiau jo kam nors. Jis nuostabus yra, jis labai geras. Gerai, bet jeigu tau nepatinka produktas, tau padarytas nepatinka, ten gal tai daryčiau, tau netinka, čia tokia situacija, tau nepatiko tas produktas, bet sako, žiūrėk, mums reikia įeiti į rinką, mes mokam tau 500 000. Tau produktas nepatinka, tu žiūrėk, tu minėjai, kad tavo moraliniuose principuose lošimai, kazino ir alkoholiniai gėrimai. Ok, ateina pas tave gamintojas ir sako, žiūrėk, turim naują alkoholinį gėrimą, jį reikia įvesti į rinką. Aha. Nežinau, tikslinė auditorija, tie jaunieji žmonės,
kurie jau gali įsigyti Alkoholinį gėrimą. alkoholinį Aš nesu gėrimą. Nuo 25 metų. Aha. Tau mokam 500 000. Man nepatiktų mintis, kad aš galėčiau alkoholinį gėrimą reklamuoti. Bet pinigai dideli. Net aš nesu abstinentė. Bet propaguoti tai, aš irgi nesu linkus. Čia kiekvieno apsisprendimo reikalas. Čia kaip, rūkalus irgi ten reklamuoti, ar pinigai faina ir galiu reklamuoti ką nors, gal net jeigu man nepatinka, tarkim, tas dalykas, aš ir sakyčiau, žinot, man jis nepatinka, bet jis yra geras. Man būtų sunku meluoti. Man labai sunku meluoti, nes netgi esu prasta melagė, manau, matosi. Kai tuo netikiu, tai čia, nežinau, surežisuoti ir sakyti, štai, kaip skanu, išgerkit šito nuostabaus gėrimo ir jūs pasijusite puikiai. Ne, tai netikra, tai kas čia per reklama? Ne, aš tam tikrų dalykų reklamuoti, kai aš tuo ir netikiu ir nemanau, kad tai reikalinga, sudėtinga tai būtų. Žodžiu, tavęs nenupirktų, net ir už didelius pinigus. Tuos didelius pinigus tu gali ir kitų būdų užsidirbti, aš taip tikiu, ypatingai darydamas tai, kuo tu tiki ir kas atitinka tavo moralinės vertybės, įsitikinimus, kalnus gali nuversti. Gali ir tokiu būdu. Jeigu tu tik vienintelį žinai tą kitą kelią, taip, visi norim gyventi sočiai, gerai, saugiai, tai pinigai yra garantas saugumo šiais laikais milžiniškas, viena iš sudedamųjų dalių, kaip tu kitaip. Ir nei tai smerkti tuos žmonės, kad jie nori to saugumo ir tos gerovės, irgi negali. Ką padarysi, jie užaugo turbūt su tuo, kad stygius pats baisiausias dalykas, todėl aš bet kokią kainą turiu uždirbti pinigėlius, nes kitaip, kažkokios tai įsitikinimai vaikystėje, kad bet kokią kainą tu turi turėti pinigėlių pakankamai, kad būtum saugus šiam pasauliu. Ir, jie tada ir, kai jiems siūlo, jie sutinka. Čia nėra kažkokio smerkimo tiem žmonėm, kad jie tai daro, kad jie reklamuoja tos dalykus, kurie galbūt kitiem ir žalą daro. Nes tu pasąmonėj tu įrašai žmonėm, kurie sako, oi, tai aš išgirsiu dabar apie tuos lošimus arba apie tą gėrimą, tai aš jau čia prasigersiu ir prasilošiu. Ne, bet kai tu labai labai girdi per vienur ir per kitur tą patį tekstą, kažkur tavo pasąmonėj jisai vis tiek įsirašinėja ir jis mus veikia, norim to ar ne. Ir kai įvyksta futbolo čempionatas, tu vis dėlto sakai, reikia pastatyti. Ir tu nežinai, koks tavo atsparumas tam yra. Kai tu pastatysi, kaip tu pasijusi ir ar tu vis dėlto to kablio nepagausi. Aš dėl to, aš nenoriu jaustis blogai, dėl to, kad aš buvau eilėje 10 ar 20, kur tą tekstą jis išgirdo ir jam vis dėlto buvo, gerai, nueisiu už tą Žalgirį pastatysiu. Ir jam tiek ir gana to jausmo, kad jis laimės tuos pastatęs ten, nežinau, 2 eurus, laimės 200 eurų. Ir tas jausmas yra, oho, koksai. Tu tiesiog, tu nieko nepadarei beveik. Ir žiūrėk, tai jeigu aš pastatysiu dar kartą ir pastatysiu tiek ir tiek, tai aš tada, oho, aš jau galėsiu įsigyti naują iPhone'ą. Aš nenoriu būti 20, pavyzdžiui, kurie eilės išgirdo, padarė tuos veiksmus, pajuto tą jausmą ir ir jisai jau bandausi nunešti mamos teliką, priduot, kad galėtų pastatyti. Tai yra labai sunki priklausomybė. Nenoriu aš to dalyko. Aš pakankamai saugumą savo galiu šiam pasauliu ištikrinti kitais dalykais. Todėl mano atsakymas negalėčiau. Tu galėtum. Žodžiu, tavęs nenupirktų, ne?
Nu, čia tas toks tavo jau, nupirktų, nenupirktų. Bet, pažiūrėjau, tai tu atsakyk į savo klausimą, man irgi labai įdomu. Nes kaip veikia mąstymas skirtingai kartais. Aš manau, kad labai daug yra tų pačių moralinių turbūt principų. Negalėčiau reklamuoti produktą, nu va taip pat kaip tu sakai. Aš turbūt negalėčiau reklamuoti produkto, kuriuo netikiu. Negalėčiau reklamuoti produktą, kuris mano nuomonė būtų kenksmingas. Ir turbūt, negalėčiau ir nenorėčiau prisidėti prie to kenksmingumo. Ir nežinau, taip, sutinku su tavim, pinigai tai yra komforto garantas, ne, bet kiek tų pinigų, dabar man taip atrodo, kad kiek tų pinigų būtų, ties tam tikra savo moralinė riba, aš negalėčiau peržengti. Man nebūtų, nebūtų įmanoma įkainoti tam tikrų dalykų, kad, aš visgi užsimerkčiau prieš savo moralinius principus ir sakyčiau, okei, gerai, duokit, aš čia jums pavarysiu reklamitės ir viskas bus gerai. Tai ne. Na tai matai, kiti jie tą nusimeta naštą, aš dabar ir galvoju. Ne aš gaminu jau. Tik tai darbas? Ne aš gaminu tą produktą. Tai kas? Aš jo kaip ir neįbruku tam žmogui į rankas, ne? Aš tik, reklamuoju. Aš tik pasakau apie ją, aš tik tai informuoju. O jis patikėjo, aš esu informacinis šaltinis. Kad jis patikėjo ir įsigijo, čia yra jo sprendimas, jo atsakomybė. Taip, tai yra jo atsakomybė. Ir tu nusimeti tą naštą. Tai taip turbūt tam žmogui iš tikrųjų paprasta, nes, aš pasakiau, jo bėda, kad aš jam patinku ir jisai tiki tuo, ką kalba. Tai čia toks dalykas, bet aš, nežinau, man nenoriu prisimenu visokius tokius ir ten su tais vaistais nuskausminamaisiais, kad, kiekvienas, kuris ėjo ir siūlė ir reklamavo tą preparatą, į tas įstaigas, čia visi žino turbūt apie ką kalbu, Amerikoje ta krizė didžioji tų vaistų. Ir beje Netflix'e labai geras serialas, man atrodo, jis vadinasi Painkiller. Taip, galima bus pridėti kaip variantą. Nes tikrai vertas dėmesio, turbūt taip. Aš bežiūrėdama tą filmą pasidžiaugiau, kad Lietuvoje taip nėra. Aš irgi. Bet, iš tikrųjų, jisai šokiruojantis yra. Tai jis šokiruoja tuo, ką mes kažkuria prasme kalbam. Tai buvo didžiulis, mega geras marketingas. Tai yra didžiulės investicijos sukurti fikciją, kad tai yra gerai, ką jie daro. Kad tai nėra, ten nieko blogo mes niekam nelinkim. Ir tiesiog, ta prasme, turbūt... mes tiesiog malšinam skausmą. Va toks šūkis, tai ką mes... Ta prasme, taip, tai intencija yra gera, malšinti skausmą, bet ten buvo labai daug, tiesiog vėlgi nesinoris... Nespoilinam, jo. Bet Painkiller, mes čia pats pavadinimas, taip, malšinam skausmą. Bet tikrai verta pasižiūrėti ir... Kas nežino apie šitą dalyką, tai bus tikrai labai įdomu. Yra ir dokumentika, ir serialas. Abu labai verti dėmesio. Apie skausmą malšinančius vaistus. Taip, ir apie tą priklausomybių bangą Amerikoje, kuri yra. Ir aš tada, kaip tu irgi pagalvoju, thanks God, aš gyvenu Europoje, kur kita organizacija, daug atsakingiau žiūrinti, ir neįsileidžia daug dalykų iš Amerikos. Čia yra ne pirmas dalykas, ko griežtai neįsileidžia Europą, kontrolė, nes kiti standartai yra. Tai va ta kapitalizmo šalis Amerika, jinai kitaip žiūri į dalykus ir į vartotojus. Tai va būtent tai man tas toksai, nuo ko pradėjom,
ta atsakomybė mano pasaulyje, vat, mano vertybių ir moralės pasaulyje krenta visiems, kurie prie to prisideda. Ir tiem mažiem kareivėliam, kurie ėjo su tais lankstinukais ir kalbėjo dalykus, ten siūlydami klinikom tą preparatą. Ir gali sakyti, ne, bet jie nežinojo. Tavo atsakomybė irgi yra, kad tu nežinai ir nepasidomi. Ir net kai ten sako, nežinomybė nuo... Na taip, kai tu matai narkomanų laukiančių eilės ir tu vis dar eini su tuo lankstinuku ir tau nekyla jokių klausimų, na taip, tu tiesiog nenori jų kelt savo. Bet atsakomybę tu turi per kažkurią atsiimt dalį. Bet čia ir yra, čia žmogaus, kaip buvo filosofija mokykloje, turėjom pamoką ir buvo toksai, kur uždavė mokytoja klausimą ir labai keista man buvo, kaip aš jaučiu tą atsakymą vienaip, kiti klasėje visai kitaip. Tai yra apie tai, ar tu jautiesi negerai ir tau nuo to bloga, kad paimkim Afrikoje, dega tie miškai dėl klimato kaitos, kurie sukelia žmonės. Ar tu jauti už tai atsakomybę? Ir aš aiškiai, man bloga, buvo už gyvūnai, ten miršta vis, kokie mes baisus, ten ir badauja vaikai, žinai, va tie visi jausmai, kurie tave užplūsta ir aš jaučiu blogai, nes aš esu žmogus. Aš irgi prie to prisidedu per kažkurią tai ten mikroprocentą, ne? O kiti sėdėjo, sako, ne, taigi aš ten nieko nedarau. Ir tu atsisuk į tą klasioką ir galvoju, kaip tu gali nejaust? Na, mes skirtingai jaučiam, skirtingai mes žmonės ir skirtingai tuos nuoširdžiai skirtingai suvokiam dalykus. Ir mano požiūriu vėlgi, aš negalėčiau to daryti, o kitas jisai nuoširdžiai nesupranta, kas tame blogo. Tai nesinori demonizuoti visus tuos, kurie tiesiog sako, geras, man nieko čia nereiks beveik daryti, ir dar tu man už tai sumokėsi. Puiku. Aš siūlysiu tą produktą. Tai čia toksai, man atrodo, aš negalėčiau dėl savęs, kaip aš jaučiuosi. Vidinis moralinis kompasas turbūt. Tikrai ne vien dėl to, kad aš čia, Jėzus, kaip aš čia visus žmonės visais rūpinuosi ir myliu. Tiesiog čia dėl savęs aš negalėčiau savo to daryti. Čia toks irgi ir egoistinis dalykas. Tai tavo labai geras klausimas, buvo labai įdomus. Kiek tu ten gali influencinti? Tai pabaigai galbūt painfluencinant ir papūkim influenceriam. Aha. Turbūt taip pasakysiu. Labai skatinu sekti mūsų kanalą. Labai kviečiu visus prenumeruoti, rekomenduoti savo draugam, rašyti mums komentarus, rašyti temas galbūt kokiom norėtumėt, kad mes padiskutuotumėm. Gal kažkas tai iš mūsų įrašytų epizodų arba šiandieninio epizodo jūs užkabino. Galbūt patys esat, pavadinkim taip, pasimovę ant influencerių, o gal kaip tik atvirkščiai atradot kažkokį tai naują produktą arba naują, nežinau, dietą, naują receptą, viso ko, kas, iš tikrųjų galvojat, kaip gerai, kad tai turiu. Tai kviečiu sekt. Mes irgi pabūsim influenceriam. Savo influencerės kalbą baigiau. Nes mūsų produktas vienintelis dabar ir mūsų platforma kalbėti yra ši tinklalaidė. Ir mes ir turim ir ambicijų daryti dar geriau, dar daugiau. Ir kai jaučiam, kad tai yra vertinga, norisi dar daugiau pastangų dėti, tai tą norėtume pajusti per jūsų žinutes mums, per komentarus ir kad žinotume, kuriuo keliu mums, nežinau, kažkur gal pasistiepti reikia, kažkur tai išlaikyti tuos dalykus, kurie jums labai patinka, kaip mes. Rašykit ir kas nepatinka. Taip ir kas nepatinka, nes tai irgi yra įdomu išgirsti. Tikrai taip. Nepykit, vieni dalykai sukelia juoką, į kitus pagalvojam, čia yra svorio. Tai
Tai jau vertinti savo paliekam, bet labai įdomu išgirsti. Nes kiekvieną kartą, kai išgirstu, tai suprantu, kad reakcija, o reakcija visada yra gerai. Tikrai. Abejingumas yra blogiausias dalykas. Taip. Jokios reakcijos yra blogiausia reakcija. Taip. Tai labai malonu, kai išgirstame, kad esam įdomios ir klausom. Ir to norisi daugiau, nes norisi būti prasmingom. Taip, nes mes irgi norim painfluencinti. Taip, ir jeigu jau ten kokių rėmėjų yra, kurie susidomėjo ir norit čia mus remti, tai mes keliam ranką, taip. Visi pasiūlymai domina. Tai... Vat ir pasižiūrėsim, iki kokio moralės kompaso. Visi pažiūrės, šnekėjom, o dabar pasimatys, nes kaip čia sako, velnias nevilioja, tai čia bepiga mum kalbėti. Bet kai atsiras tas viliotojas, tai pasimatys tikroji mūsų moralinė moralė. Taip, tikrasis veidas. Taip. Ir dar tau vieną norėjau labai klausimą užduoti dalį. Pati, kas tavo tarp tų, kuriuos tu seki yra? Tu pati kokiais influenceriais, galbūt turi kažkokius tai, kurie... Favoritus? Jo, įkvepia, štai taip. Ar aš turiu favoritų? Pasakysiu taip, man turbūt Andriaus Tapino rašymo stilius labai patinka, jame daug tokio saldaus sarkazmo. Kas man labai yra gerai. Aš seku tokią Valeriją Fitzbrasę. Jinai turi siuvinėjimo mokyklą, kadangi pačiu man labai patinka siuvinėti, tai ją seku. Ir tikrai jinai profesionaliai pasakoja apie savo sritį ir savo srities išmanymą ir tikrai jeigu kažkam tai vėlgi įdomu pasižiūrėti, kokie tie siuvinėjimo būdai yra, nes yra, patikėkit manim, ne tik kryželių žmonės siuvinėja, bet yra labai labai platus siuvinėjimo spektras, tai tikrai labai rekomenduoju. Tai va, taip turbūt, o viskas kitkas man nėra taip, kad aš kiekvieną dieną kaip Amen Poteris peržiūrėčiau. Čia toks, žinai, vos ne, kas tau Instagram'e, nes ten vis tiek tu pafollowini ir tai, ką tu mėgsti pasižiūrėti ir kas tau įdomu. Tai bent du įvardinai, ne? Tai va. Nes, tai žinai, aš tikiu, šiek tiek, pasako apie tarkim, tave ar mane. Tavo kokie? Kas mano Instagram'e, ką aš mėgstu pasižiūrėti, tai man patinka Andrius Užkalnis, ką jisai parašo. Man patinka jo braižas. Ir irgi to turi aštrumo. Plikai tarsi atrodo, kad jam ir velnioniškai nesvarbu, ką apie jį pagalvos ar pamanys. Nors turbūt visiems mums rūpi. Ir man patinka matyti jo virsmą kaip asmenybės, koks jis įdomus dabar yra. Jo kelias. Man patinka pasižiūrėti, irgi gražu yra iš moterų Pamela Anderson, dabar kokia jinai yra, kokia man jinai graži. Ir turbūt dėl to, kad man ikona, kaip aš noriu, bręsti, brandėti, pavadinkim, kaip moteris, man tai yra be galo, man dabar gražiausia, kokia jinai kada buvo. Ir įdomu, kaip asmenybė, kaip tu atsimeni kadaise ir kaip yra dabar. Tai yra net ir ta vidinė branda, ne tik išorinė žmogaus. Tai man labai gražu. Ir man iš fancy šeimų, bet daugiau tokių brandų sukurtų behemų patinka produktas. Tai yra man tokia ikona šių laikų kaip Tampama behemais. Ir man kaip futbolininkas patiko tas žmogus ir dabar kaip jisai toliau savo karjerą vysto, tai yra man be galo irgi įdomu stebėti. Ir aš pasižiūriu tuos vaizdelius iš jo ūkio. Gražus vyras.
Jis ir jo vištos irgi man patinka. Man gražu, tai yra, įsivaizduoti, kad žmonės taip gyvena, taip harmoningai su savo visais Beje, žiūrėjai filmą apie jį? doleriais. Dokumentinį. Nes yra dokumentinis filmas Netflix'e apie Beckhamą Taip. ir apie Viktoriją Ir Beckham. Viktorija. Tai jie yra puikūs. Taip, tai jo, ir turbūt čia tokie, kur aš karts nuo karto iš tikrųjų pas mane įmeta, nes turbūt aš prie jų sustoju, tai kai juos įmeta, nes yra dalykų, kurie man tokie, kur ten tiesiog. Tai turbūt įvardinau bent 3, tai iš tiesų. Turbūt dėl kažkokių priežasčių man patrauklu pastebėti. Tai ką, einam daryti savo Eisim į dieną, influencinimo toliau kanalo. į dieną prie savo darbų ir malonu, kas išklausyti iki galo, nes išgirdot šiek tiek apie mus daugiau, nes sužinot, kas mums įdomu ir kas mus įkvepia ir dėl kokių priežasčių. Ir lauksim jūsų su kitu epizodu. Dėkui tau, Silvija, labai. Ačiū. Iki. Iki.